Labai laiminga po debiuto pasaulio čempionate. Nelabai, nes visą laiką norisi geriausio rezultato, asmeninio, bet ne visą laiką išeina, tai nepavyko šį kartą. Gal nereikia varyti dievo į medį, šis sezonas įspūdingas, fantastiškas progresas, medaliai varžybose įvairiausiose, o ir debiutas scenoje, kurio nukreiptas visus pasaulio akis. Taip, nereiktų labai nusiminti. Kitą kartą gal bus geriau. Finiše atrodė, kad dar spaudėt iš paskutinių ir tą 6. vietą jau sakėt, čia bus mano, ar ne? Aš pasimsiu ją. Oi, net nežinau, iš tikrųjų, kelintą parbėgau. Nežiūrėjau tiesiog. Savo bėgime buvo 6. Jo, trūko reiškės. Vienos vietelės. Bet buvo toli, tai viskas gerai. Kaip šiaip visą sezoną apibūdintumėt, papasakokit nuo pradžių, ten įspūdingas bėgimas, Lietuvos rekordas pagerintas 15 metų gyvavęs ir tas progresas. Ar pati tikėjotės tokių metų? Tikrai nesitikėjau, tiesiog treniravausi ir nesitikėjau, kad taip pakils rezultatas, nes atrodo ir taip prieš tai jau kaip ir buvo tas aukštas rezultatas, jau ta prasme kaip ir džiaugiausi ir dar va taip pat pagerėjo, tai tikrai nesitikėjau, kad tai pavyks šiais metais. Kas dabar toliau laukia? Gal poilsis jau užtarnautas? Dabar laukia skrydis vėl į Ameriką ir procesas Afganistaną. Mokslai, ar ne? Mokslai, jo. Bus 3. kursas, kelintas? 4. paskutiniai metai. Ir ką studijuojat? Tarptautinį verslą. Ir tada kitąmet Paryžius? Labai tikiuosi.